Man labai patiko šitas darbukas ir rezultatas gražus. Todėl aš nusprendžiau dar pasidaryti vieną. Šitą, žinoma, nebaigta, bet jau kai pasidarysiu dar vieną, tada kartu lapukus darysim. O dabar noriu priminti tos, kur buvo ir tos, kur nebuvo, aišku, nežinau. Čia bus žalia medžiaga visiems tiems spygliukam ir paskui lapam bus. Čia dariau su kailiuku, kutuku. O dabar darysiu iš odos viduriuką 2 spalvų. Reikės liniuotės, reikės žirklių, reikės žymeklių, žiebtuvėlių reikės, klijų, koteliui vielutės, folijos. Folija nebūtina, jeigu turite apie maždaug 2 cm skersmens karoliuką, kokį su skylute vidury. Irgi galima panaudoti, bet aš dabar dariau su folija. Na ką, pradedam. Pirmiausia, mums reikia išsikirpti juosteles. Jau aš išsikirpau 1 cm skersmens pločių. Ir man jų maždaug reikės 25-30 cm. Na, čia kažkur po 15 cm. Jei neužteks, paskui galima dasidaryti, bet bus matyti dar. Ir dabar man reikės ją sukarpyti dantukais. Kiekvieno to spygliuko skersmuo pusė centimetro. Tai aš tiesiog, kad man gražiau susikarpytų, tiksliau, aš su žymekliu susižymiu. Pasidedu po taškelį, kas pusė centimetro. Na ir susikarpysiu. Reikia kirpti tiek, kad, nu žinoma, stengtis nenukirpt, bet kad liktų nuo krašto jau daugiausiai 2 mm. Jeigu 1 mm, tai iš vis gerai. Na ir taip susikarpau viską. Aš dabar viską nerodysiu, aš tik dabar parodysiu, kas toliau. Toliau mums reikės padaryti stogelius. Kaip pieštuką padarau už tą galę. Tai bus to mūsų, nežinau, varnalėša, kadagys. Aš žiūrinėjau netgi Google, tie žiedynai visų labai panašus, bet čia gausis toks pusiau stilizuotas, nes pats tas žiedas tai toks su spygliukais, o mes čia nedarysim spygliukų, bet labai gražiai ir taip atrodys ir taip galima atpažinti, kas ten per augalas. Na va, susikarpysiu abi juostelę šitaip. Paskui žiebtuvėliu per pačius galiukus tų stogelių, smaigaliukų, čiut pakaitint. O šitą odą su folija tai rūksta, dega. Na ir kad čiut, ir negesta, kad čiut pasiriestų.
Nereikia, kad daug užsiriestų, tik patys galiukai. Vos, kai jie tokie natūralesni atrodytų. Taip. Tai šituos pasiruošime. Po to mums reikės, ne farai, jau pirmiausia dar viduriukui. Tai mums reikia atsimatuoti, irgi nežinau, kiek, nes čia priklauso nuo odos storio, kiek reikės apvynioti tam visam kutukui, bet plotis, darysim šitaip, galą nusikirpsiu. Atsižymėsiu po 3 cm pločio tokias trumpytes juosteles. Atsikirpsiu, čia bus tam žiedo kuteliui, žiedukui. Dabar kol kas pasidarysiu aš jas 2, nes nežinau. Nežinau, kaip susivynios, kaip atrodys. Bus matyti, aš dariau dar dabar tik tai su kailiuko, šito aš dar nedariusi, čia taip pat mokausi. Sikirpsiu šitais 2 juosteles. Čia jos bus to žiedyno išorėje. Tamsesnės spalvos atkirpsiu centimetrų siauresnį, 2 centimetrų. Aš noriu parodyti, kaip karpysiu dabar. Netiesiai, kaip kerp. O čia bus iš vieno taško. Taip. Iškerpu šitą tarpuką. Kodėl aš taip darau? Atrodys natūraliau. Atrodys gražiau ir vėl dabar sekantį taip iš vieno taško. Tai čia dabar atkerpu po 3-4 tuos spygliukus. Va. Tai paskui pamatysit, kodėl aš taip darau. Na, kad laiko netempti, aš šitą jau kaip pabaigsiu. Aš tik tai parodau, kaip atrodys. Ir šituos 2 susikarpysiu kol kas. Na, o paskui imsiu kutuko viduriui tamsesnę medžiagytę, odelę. Ir aš jos atsimatuosiu 2 cm plotį. 2 cm. Na, irgi kol kas gal 2 atsikirpsiu, nes nežinau. Ir paskui vyniojant jau matysim, ar užtenka, ar ne. Viską darau iš išvirkščios pusės visus šituos žymėjimus ir be to šitas mano žymeklis, tai jis tam ir skirtas. Jis nuo odos, žinoma, ir nusivalo. Bet. Taip. O šitą karpysim paprastai. Jau ne per kampą. Kai mes pamatysit, kaip žalius tuos karpysiu, tai ten reikės nuo kraštuko tik tai, ašgi parodžiau, nuo kraštuko tik tai 2 mm palikti. O šičia jau paliksim daugiau. Nu, čia gal 0,5 cm, nes reikės vynioti. Irgi stengiamės kiek įmanoma tokiais plonesniais. Gražiau atrodys. Ir taip susikarpyti visą. Va.